Vėlgi turėdamas laisvą vieną kitą minutę garaže, nusprendžiau parodyti motobloko neva priekabą. Tai yra savadarbė priekaba, šią kažkada buvau daręs seniai kitokią motoblokų savadarbį, dabar aš ją perdariau po gal kokių 4-5 perdarimų, gausi tai, ką norėčiau dabar parodyti, tai kas mane dabar jau pilnai tenkina. Taigi tokia priekaba. Kėbulas, kaip matote, nėra didelis, nes vienas dalykas tai buvo, dariau iš tokį dydį pagal tai, kiek man gavosi iš lapo turimo faneros, kad nereiktų dėl kažkokio vieno kampuko pirkti dar lapą faneros. Todėl dydis gavosi toks. Plotis yra 785 mm, ilgis 1110 mm ir gylis yra 370 mm. Tokio dydžio man užtenka. Galėtų būti didesnė, bet dėl to nesinervino. Galas yra atidaromas. Čia kažką dar galvoju, gal reiks padaryti patogesnio. Ir dar jį galima ir, kaip matot, nuimtis. Paprasčiausiai nusiima. Vėlgi, priekaba yra savivartė. Tam reikalui įdėjęs esu talę, tokią seną, prikėliau antram gyvenimui. Sakam, rankinę viršų ir skyrę. Dabar čia toks mechanizmas. Taigi dabar čia yra šita koja. Ji yra padaryta tam, kad priekabos kėbulas pakiltų šiek tiek aukščiau. Buvo galima praktiškai dabar yra nuo ašies, ant kurios jinai lankstosi, iki galo 250 mm, nors galėtų realiai būti, sakykime, apie kokį 350 netgi. Bet čia užtenka, tiek pasiverčia ir bet kas iščiuožia, nelieka kažkas tai kėbulė, viskas iščiuožia. Galas, kaip matot, atsidaro pats. Toliau. Čia yra rolikas, aukštis dabar nuo rėmų yra 600 mm maždaug. Eina troselis per vieną roliką, per kitą roliką ir vynėsi ant talės. Toliau. Čia yra paprasčiausiai lankstas. Ratai dabar buvo kažkada pirkęs Litagrą, tokius kinetiškus ratus. Pasirodo, kai daugiau pavažinėjau, padangos plonytis nekartą teko pradurti, perpjauti. Tie ratai irgi šiaip kainuoja. O kai pavežiau kelis kartus pakrovęs po 0,5 tonos, tai pabiro visi gulė, viskas ten išsiskaitė ir baigėsi visi važinėjimai. Todėl dariau naują ašį. Dėjau berods 5 golfo stebulis, aišku, ten buvo 5 skylių varžtai ratai, 5 skylių pergrąžiau, padariau ant 4 ir laužynę nupirkau po 10 eurų 13 ratus su padangom. Dabargi sėdynė. Sėdynė yra čia paprasta, aš kažkur panaudota. Čia buvom parvežę tokį autobusėlį vokišką, kažkokios spec paskirtis, ten buvo vidury tokių sėdinių poras, tai mes jis kadangi išmetėm, tai panaudojo vieną čia. Toliau. Kojom pasidėti pakoja padaryta. Šitas vamzdis yra 50 ir senelį yra berods 5 mm. Buvau įdėjęs apvalų paprastą vamzdį, netgi dvigubą, kai pakrovau po 0,5 tonos, pavežiau, jis tiesiog ėmė ir išlinko. Tokio pat vamzdžio ašis. Dabar šita priekaba yra ne kartą vežus po 0,5 tonos prikrauta, gal ir daugiau, ir nieko jai neatsitinka. Dabar čia, matot, yra spyruoklė, čia trasai visokie vaikšto, kas tai yra. Tai yra stabdžio sistema. Rankinis stabdis. Rankinė panaudota, nepasakysiu, ar nuo Boros, ar nuo Astros. Pedalas yra padarytas paties. Ir dabar kokia sistema.
prispaudėm pedalą. Svirtis yra traukia 12 mm storio srieginis strypas. Toliau ant to paties strypo trastelis yra toks kamputukas, čia reguliuosi įtempimas rankinio stablio, tas pas lygiai pasitempia rankinis stablis ir kovinis lygiai ant to paties viskas sukabinta. Dabar yra gale, kur čia dabar paraudžius, gal sakykim tą šauną. Ten va yra stabdžio būgnas, yra išsitekinęs basų būgnus, padaręs po vieną stabdžio kaladėlę, irgi savo darbės klijavo vandėklus, tokios kaip klijuodavo žiguliam galinių stabdžių kaladėlių, dar jų pasirodo įmanoma ras nusipirkti. Ten stovi anas galis ant ekscentriko, pasireguliuoja aukštis prileidimus stabdžio kaladėlės. Ir šito vietoje vėlgi stovi ekscentrikas, guoliukas, bet ten jeigu matosi, kuris dabar va, kai spaudi stabdį, prasisuka ekscentrikas ir prispaudžia kaladėlę. Dabargi eina vienas trasas. Čia galas šiaip užkištas, kad jis nesitabaluotų šitoje vietoje. Čia žiūrėti ir net neverta. Ten spyruoklį pagrąžina vieną ekscentriką, čia spyruoklį yra šiek tiek kitokia pritaikęs. Kitą ekscentriką pagrąžina, nes iš pradžių stabdis trikdavo. Dabar eina traselis nuo šitos virtelės pro guoliuką, kad lengviau vaikštų. Čia vėlgi stovi du guoliukai. Čia guoliukas, šitas yra būtinas guoliukas, kad tas trasas galėtų vienodai pasiskirstyti į vieną ir į kitą ratą vienodai stabdyti būdu. Tiesiog čia kaip gaunasi ašinė linija, kur ne linija, kaip čia pasakyti, šitoje vietoje trasas apsisuka ir jis ant to guoliuko vienodai tempia būdu ratus. Čia vėlgi guoliukas ir nueina į kitą ekscentriką. Sistema tokia gana prasta. Vargiai atsiprašau. Pasimaišai. Traukiu rankinį stabdį ir matau, įsipūtė. Viskas stabdis išstabdytas. Praktiškai tai užtrauktas rankinis stabdis jau pavažiuoti iš vietos nepatraukia. Važiuojant įsilėkus užspaudė stabdį irgi beveik užčiuožė. Dabargi dar kartą pagrįšiu prie šitos dalies. Šitoje vietoje yra įdėtas guoliukas. Jis reikalingas tam, kad kai kelia, sakykime, jeigu daugiau prikrauta, iš pradžių koja iš karto tiesinasi. Šitoje vietoje troselis tada gaunasi, paskui paleisi žemyn, tai pamatysi, ir tiesinasi. Todėl tas guoliukas važiuoja rėmu. Jeigu priekaba yra nekrauta, jie vaikšto gana. Dabar va, spyruoklė, kaip matot. Spyruoklė yra tam, kad koja pagrąžintų, vėl palenktų po kėbulą. Buvo judėjęs silpnesnė spyruoklė, tai nuleidus tiesiog reikdavo ranką tą koją paversti. Įdėjau stipresnę spyruoklę ir nusileidžia pati. Dabar leidžiu žemyn. Kaip matot, spyruoklė atitraukia koją, žemyn iš karto. Va, gula į tą šakutę. Nusileidžia žemyn. Nusileido. Keliant į viršų. Kyla dabar, kai tuščia priekaba, tai koja guoliukų nesiremia. Būna pilna va šitaip. Atsiremia ir važiuoja iki išsitiesia koja. Jeigu dar apie matmenis pakalbėti, tai nuo centro rato iki prikabinimų yra 1,90 m. Šitoje vietoje dar po sėdinę esu padėjęs tokią daiktadėžę, kažkokiem daiktam įsimesti išvažiuojant pirštinis ar dar kažką tai. Ir dar vienas dalykas dėl priekabos gabarito, kaip sakiau, faneros turimas lapas mane ribojo ir riboja mane vietą. Matot, šalia priekabos, ten prisienus, čia ir mašiną pasistatau, tai kad viskas, jeigu būtų priekaba didesnė, tiesiog būtų problema, reiktų su galva, kur man ją patalpinti. Dabar aš ją įsistumiu į kampą ir man nieko nemaišo.
Tai šitiek, kol kas šitiek pamastymų apie mano priekabą. Sėkmės visiems konstruojantiems.